Esi durnas per visą pilvą, jei bent kartą per metus nesidarai kraujo tyrimų. Na, čia tuo atveju jei matai prasmės gyventi. Visus savo klientus primiktinai siunčiu darytis tyrimų dėl labai paprastos priežasties. Kokio velnio šaudyti į taikinį užsidėjus ant akių raištį? Gali kai kada savo supratimu tvarkytis mitybą, sportus ir miegus kiek tik nori, bet tai gali net nešti norimo rezultato, nes galbūt, pabrėžiu, galbūt reikia tik truputį pasukti rakursą, bet to tiesiog nežinai. Pas kažką su geležim kraujyje pipiec, pas kažką iš mineralų likę 0 sveikų, pas kažką uždegiminiai rodikliai ohoho, o pas kažką lipidogramos parodymai tokie, kad 50-mečio dovana savo bus pirmas širdies smūgis. Nejokauju, daugybei nesąmonių galima užkirsti kelią tame tarpe ir pačioms baisiausiams ligoms, jei kraujo rodiklių dinamika žinoma iš anksto. Kaip mašinai varai technikinę kas 2 metus, tai būk malonus, pasirūpink nors kartą į metus mašiną, kuri tave ant šios žemelės ilgiau turėtų nešioti. Rūpinkis savimi. Pasirūpink ir savo brangiu žmogumi. Pasidalink šio video.